Vasara jau čia. Pasirūpinkite komfortu su Quincera. Galingi oro kondicionieriai ir šilumos siurbliai su nuolaidomis. Quincera. Galingi sprendimai visiems metų laikams. Trečiadienio vakarą Pramonės gatvėje susidūrus dviem automobiliams į reanimaciją išvežta vieno automobilio keleivė. Nelaimė atsitiko prieš 8. Pramonės gatve miesto link važiavo automobilis Seat Altea, vairuojamas 65 metų moters. Tuo metu iš šalutinės Artojų gatvės išvažiavo automobilis Volkswagen Passat. Pagrindiniu keliu važiavęs Seat rėžėsi į Passato keleivio pusės duris. Smūgio būta stipraus per avariją prispausti žmonės, kuriuos specialia gelbėjimo įranga išlaisvino ugniagesiai. Medikams perduota 45 metų Volkswagen keleivė, kuri patyrė daugybinius lūžius, dėl kurių išvežta į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės reanimacijos skyrių. Įvykio aplinkybės ir kokiu greičiu važiavo Seatas, aiškinasi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai, dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Priminsime, kad anksčiau Artojų ir Pramonės sankryža turėjo pagrindinio kelio statusą.